Gal tą švarką man nusimti? Gali. Gerai, gal pačiam ir... Nu, kad šitą pažinai, Aišku, bus betarpiškai. Larry Kingas, žinai, su atraitotom rankojam. Ką šiandien deginsim ant laužo? Aš spėju, kad mūsų 5 kolona. Net apsidžiaugia žmogus. Gerai, o jeigu mes apsuktumėm viską atvirkščiai ir degintumėm jūs? Ir? Kasčiūnai tu, žlobė. Tai dabar nueik ir užversk savo žmoną. Šiaip vyriška būtų. Nu vis tiek, jeigu tu ten kažką pasirenki su kažkuo muštis, tai ir muškis su politiku. Bet kai tu ten įtrauki žmoną, įtrauki vaikus. Kaušia tu, ačkarikas. Tavo akinius nuėmus akis su atsuktuvu išbadyti reikia. Ir liežuvį išrauti. Kurgi jie šitie drąsuoliai gyvai yra? Tegul ateik, pakalbėsim. Ir dabar aš norėčiau visus pakviesti. Nužudyti Kasčiūną. Teisybė tik viena, 9 gramai švino į tarpuakį. Dar kartą parodytum, dar labiau norėčiau susitikti gyvai. Gal taip netgi geriau būtų. Tiek tu kantrybės? Kantrybės? Eik užversk savo žmoną, jeigu nesutinki su manim. Arba nusižudyk pats. Šiaip geriausias būtų variantas, jeigu ir žmoną užverstum ir pats nusižudyk. Tai gal jam vis tik su tavim nesusitikinėt? Jo, patarčiau gal nesusitikti. Šiaip tai geriau jam, tai turbūt nesusitikti. Užkaito ir tada aš suradau tos žodžius, kurie tapo jau legendiniais. Uždaryk savo burną asilę. Dabar reikia iki 10 suskaičiuoti. Tai... Kad neprisikalbėjai. Jo, ne, tai atvirai pasakysiu, aišku. Itin atviras Laurynas Kasčiūnas jau ant laužo Patreon kanale. Yra tas atvejis, kai reikia gint spalvas ir jas saugos. Ir jeigu bet kokią kainą. Jeigu mes turėsim tokių bendruomenių daugiau, kurios gint savo spalvas ir nebijos už jas stovėti, kartais ir kumščiu, taip, tai tokių bendruomenių mums reikės.